apie rungtynės tada. Rungtynės sunkios. Dirbam, stengiamės iškovant pergalę. Prieš rungtynės tikėjai, kad susilpnėjus varžovo priekinė linijai šiandien turės tokias geras rungtynės, sakykim, galėtum pelnyti daug taškų ir panašiai? Niekad nesitikiu, kad dabar išeisiu ir kažką padarysiu labai. Tiesiog žingsnis po žingsnio darai kažką ir žiūri, kaip išeina. Nebūtinai geras varžybos pelnyti 20 taškų, gali gerai ir gynyboje sužaisti ir atkovoti kamuolį. Aš manau, padėti komandos draugam. Trečiam kėliniui pats išbėga aikštelę ir truputį kažkaip sudėtingai tau sekėsi įsijungti puolimą, bent toks įspūdis susidarė. Kas įvyko, ta prasme? Nežinau, galbūt. Nežinau, ne visą laiką turi ten, kaip pasikartosiu, ne visą laiką turi ten pelnyti taškų. Gali gynyboje sudirbti. Kas toliau, sakykime, ar tikitės, kad galite vis dėlto būti pirmi šitą grupėje? Tik tai su kuo pozityviausias tikslai mes einam, žaidžiam ir manau, visos komandos įveikiamos ir tikrai galim kovoti dėl pirmos vietos grupėje.